Taigi, kokios naudos ir galimybės verslui iš viešojo nekilnojamojo turto sektoriaus? Tokią diskusiją dabar pristatau ir ją moderuos komunikacijos profesionalė, budinčios komunikacijos įkūrėja Laura Dabulytė. Laura, prašau į sceną ir kartu su ją kalbėsis Vilniaus vystymo kompanijos valdybos pirmininkas Robertas Vyšniauskas ir valstybės įmonės Turto bankas valdybos pirmininkas Laimonas Belickas. Aš dar kartą primenu, kad slaidų programėlėje jūs kviečiami užduoti klausimus, kuriuos prižiūrės Laura. Įdomios diskusijos. Ačiū labai, sveiki sugrįžę ir labai kviečiu tuos, kurie ten vis dar nepabaigsit niekada tų pokalbių, jūs tai žinote. Bet šitus du vyrus turėti čia ant scenos, pasiruošusius visiems klausimams, kurie gali būti slido parašyti jūsų, tikrai nedažnai pamatysime net ir chore scenoje. Tai labai jums dėkinga, kad jūs drąsūs. Ar taip ir jaučiatės? Drąsus, stiprus, vikrus. Drąsus, stiprus, vikrus. Ir, žinot, aš labai noriu šitą pavadinimą į tokias dvi dalis skirstyti, nes man labiausiai tai norisi sakyti kokios naudos. Ne kokios naudos ir galimybės, bet kokios naudos aš kaip verslas galiu tikėtis iš viešojo sektoriaus, viešojo NT sektoriaus. Kokios naudos? Ar yra atsakymas? Atsakymas visada yra, jo tik tai reikia paieškoti ir nebijoti įvardinti. Žinot, tas viešas arba valstybinis turtas ar valstybės įmonės kartais tokio sukuria nepagrįsto, galbūt jau kaip čia stagnacijos įspūdžio arba kad žmonės veikia kažkaip nebūtinai efektyviai. Tai mes čia su kolega turbūt esam tie, kurie norim pasakyti, kad taip nėra, kad jau ne pirmus metus valstybės valdomos ir savivaldybės valdomos įmonės veikia tokių gerų valdysenos modelių, nepriklausomos valdybos, dalis verslininkų, dalis valdininkų ir tikrai siekiam tokių pragmatiškų komercinių tikslų. Ir Lainai, čia ir stabdysiu, aš šiandien leisiu savo pastabdyti truputėlį. Pats minėjai, kad prieš 2 metus prisijungiai prie šios valdybos. Kokios tuo metu buvo įžvalgos ateinant į Turto banką? Na įvairios, kaip čia... Buvai tas, kur, kaip daugelis, kuris sakė, ką jie ten daro? Ne, tai normalu, pirmas įspūdis, aišku, visada, kad kvestionuoja arba ten kaip čia challenge'inė, ne tą tvarką ir ką jūs ten darot, kodėl darysim kitaip. Bet aš manau, kaip ne pirmą dieną žaidime, tai susigaudėm greitai ir komanda puikiai, truputėlį kaip, pavyzdžiui, analogija su laivu, aš mėgstu naudoti, ne būrinis laivas, truputėlį turi sureguliuoti būres ir tada plauksi labai greitai. Kas tie buvo dalykai, kuriuos reikėjo pakeisti, kad dabar jau galėtumėm sakyti, kad plaukiam teisingai? Kur plaukėt, būtinai išsiaiškinsi, bet kas tie elementai? Žinot, valdybos rolė, jinai tokia, kaip čia, fizinių darbų nedarai už žmonės, ne, bet tikrai duot signalus tam tikrus. Turėjom pasikeitimą vadovybės, tokį ganėtinai rimtą įvykį, sakyčiau, kur teko įsitraukti, tada valdybos nariam truputėlį operacinę veiklą ir ten, vos ne kas antrą dieną pasirodyti ofise ir išklausyti žmonės, nukreipti. Kompleksas veiksnių, visai taip pat kaip ir privačioje įmonėje, turiu pasakyti. Tai ką matuojat? Matuojam veiklos rezultatą, ne tiek procesą, ta prasme, kad gal sureikšminam, kad turim siekti rezultato, nesam patenkinti vien tik tai gerų procesų. Aišku, siekime efektyvumo, turim pardavinėti rinkos kainą, nuomoti, panaudoti, kitaip tariant, efektyvinti neefektyviai valdomą turtą. Galima pasakyti, kad Turto bankas valdo tik tai 10% valstybės turto maždaug. Tai Turto banko misija sužiūrėti, kur turtas yra ne visai efektyvus, jį pasimti savo dispozicijon, išrūšiuoti, pasilikti savo, nuomoti arba parduoti. Būtinai sugrįšim apie tą, tai jis jau toks ar kitoks, tas turtas 10%. Jūsų noriu paklausti, kaip... Man buvo įdomu, kokia iš vis veikla yra Vilniaus vystymo kompanijos. Ką jūs ten veikėt? Tai truputėlį ir žmonėms, kurie mažiau tai žino. Aš tikiu, kad dalis tikrai čia yra rinkos bendruomenė, rinkos profesionalai tikrai dalis žino. Tai yra viskas užkoduota pavadinimam organizacijai, tai savivaldybės kaip ir kontroliuojama įmonė Vilniaus vystymo kompanija, tai reiškia kompanija, kuri vysto Vilnių. Tai kitaip tariant, labai supaprastinus, šiandienai mes turim projektų valdomų 100 projektų, kas liečia viešą infrastruktūrą, kurie vystoma Vilniaus mieste ir projektų krepšelis šiandienai sudaro 850 milijonų. Tai
vat suvokti, vat tokie skaičiai, tokie yra projektavimai, tokios rangos, tokie klausimai sprendžiami. Tai kitaip tariant, šita organizacija kūrė naudą ne tik tai gyventojui, kuriame šiandienai dauguma iš mūsų esame šio miesto, bet kartu kūrė ir verslui, nes yra galimybė be abejo yra rangovinės projektavimo organizacijos, kuris tas sukuria tos produktus ir galų gale paskui suteikia tam tikras paslaugas. Ir va čia šitą pabaigą dar truputėlį ir paskaidykime, ar ne, kad ne tik tai gyventojui viskas tvarkoj, bet ir tam vat, verslui, kuris gali kažkokiu būdu įsitraukti. Kaip jis gali įsitraukti? Ir čia gal net ir pavyzdį duosit apie tuos pačius darželius, kuriuos turite. Tai čia turbūt daug pavyzdžių yra, tai kiekvienas yra skirtingas lygmuo. Tai ta prasme, jeigu kalbam projektavimą, rangą, tai galima pastatyti. Mes, ką aš labai norėjau pažymėti, tai atskirą veiklą, kurią mes startavom jau prieš kurį laiką, nekilnojamo turto administravimas, tai viešo nekilnojamo turto administravimas reiškia mokyklų arba švietimo įstaigų administravimas, jas mes perimam, nes, ta prasme, mintis yra tokia svajonė, tokia, kad mokyklos vadovas jisai rūpintųsi mokiniais, edukacija ir stakeholderių arba suinteresuotų šalių, tėvų, visų kitų valdymų, o ne galvoti, kaip kiekviena mokykla ten vanduo bėgtų, būtų tualetinis, nebūtų tualetinio apsauga, kaip ten su energetiniu efektyvumu, ūkvedys ateina ir sako, o dabar mes keičiam langus ir kaip suprasti, ar langus keičiam, ar stogą darom. Tai mūsų misija yra tokia, kad yra rinkos profesionalas, kuris dalyvauja tų projektų vystymą, tai reiškia pastatymę tam tikrame etape ir suvokime, kaip tai veikia. Mes perimam tą pastatą toliau administruoti. Reiškia, administruoji ir viską atiduodi į mokyklą. Įskaitant visas tas paslaugas, administruoji apsaugą, valymus, taip toliau. Kame glūdi grožis? Grožis glūdi tame, kad iš principo atsiranda efektyvumas, energetinis efektyvumas, ten su mažiau elektros galima sunaudoti, vandens ir taip toliau. Be viso to mes supraskime, kad mokykla veikia tam tikrų režimų, ten 9-6 valandos ir to statinio paskirtis baigėsi. Mūsų idėja yra tokia, kad ilgainiui norėtume įveiklinti tas patalpas ne pamokų metu, tokiu būdu pritraukiant bendruomenės. Nes šiandien yra ta problema, kad bendruomenės ieško patalpų, kur susirinkti taip toliau. Tai idėja yra tokia, kad vystant mes galvojam, kad iš principo valdant tos projektus mes galėtume kalbėti apie patalpų įveiklimą. Čia viena dalis, kita dalis yra labai didelė ambicija ir pastatyti modernes mokyklas ir perleisti miestui. Kitaip tariant, užtikrinti visą ciklą, kadangi mes matome skaičius gyventojų, judėjimų ir taip toliau. Mes žinom, kaip yra administruojami statiniai, kaip juos daryti efektyviau, kaip perkelinėti iš vienos ir kitos mokyklos vaikus ir visas paslaugas. Mes manome, kad tai tokiu būdu mes sukursim visą ciklą, kuris bus maksimaliai efektyviausiai būdų panaudojamas ir suteiksim daug gerų mokyklų, kaip statinių, suteiksim galimybę jose teikti ugdymo paslaugas. Kaip sakot, mokyklos direktorius rūpindavosi, bėga stogas, nėra šilto vandens. Aš pati prie Miglos gatvės gyvenu, mano dukra ėjo į mokyklą, į kurią nuolat tekdavo atsiimti, nes ten griūva, krenta, pasimkit tą vaiką, negali naudotis tualetu, pavyzdžiui, tokių būdavo labai. Ir aš tiesą sakant, man atrodo, kad labai apsukrus tas vadovas ir gal jis net nelabai noriai perleido jums valdymą, bet ką čia sutaupome? Ar mes čia sutaupome ir tuos žmonės, kuriuos ta mokykla samdo, nes jūs juos turit? Ar jūs kiekvieną kartą darot konkursą ir sakot, reikia stogų prižiūrėtojų? Be abejo, jeigu taip perims visus, iš pradžių vėlgi reikia suprasti, kad dar vis yra toj stadijai, kai mes periminėjom. Turėjom dabar šiandieną valdom 9 mokyklas, šiais metais dar pridėsim dar 20, tai to procesu mes iš pradžių stengiamės perimti, sukaupti duomenis ir padaryti efektyviau. Bet rezultatas bus toks, kad be abejo administruosim centralizuotai, reiškia valymo paslaugas su tam tikrais servers lygiais teikiamos vienas apsaugos. Paprašiau. Tu sakė, kad konkursas ieškom tvarkytojų. Viską mes atiduosim rinkos profesionalam. Valymo paslaugas atliks rinkos profesionalai, apsaugos paslaugas suteiks rinkos profesionalai. Tie, kurie tas paslaugas standartiškai teikia, tik jie teiks centralizuotai ne vienai mokyklai standartiškai, kaip jeigu kas nors randa sprendimą, bet visom. Tai mes suprantam, yra kainos klausimas, tada draudimo klausimas ir paslaugų kokybės ir lygio klausimas. O kokios kokybės tikimės?
mes tikimės maksimalios, turbūt niekam nekyla, jeigu kalbam apsaugą, niekam, šiandienai kokia yra situacija. Labai paprastas pavyzdys. Mokykloje dirba apsaugos darbuotojai. Jie fiziškai yra darbo metu sėdi, tai reiškia tada, kada vyksta pamokos ir naktį būdi, nes mokykla, kad kažkas neatsitiktų. Tai tada, kai tu perimi, tu supranti, kad tikrai fizinio apsaugos jos reikia dienos metu, kad vaikam, kad papildoma apsauga suteikti taip toliau, bet nakties metu tos fizinės apsaugos nereikia. Tu gali užtikrinti per kameras, per reakcijos laiką, tai būdamas vien tik tai su darbuotojais to nepasieks. Pirkdamas paslaugą iš rinkos dalyvių, tu gali suteikti labai kokybišką paslaugą, tai reiškia, kad reaguoja iš karto, prisiema tam tikras priemonės, galbūt mes supraskim, laikai yra tikrai jautrus ir priemonės specialiasias gali panaudoti apsaugos darbuotojai, paprastas mokykloje sėdintis asmuo jokių specialių priemonių naudoti negali, nes jis neturi tokių leidimų. Tokiam pyrage jūsų visų veiklų, tas priežiūra, administravimas, jisai sudarys pusę jūsų darbų? Vystymas sudarys didžiąją dalį. Žinot, yra vėlgi, viena dalis yra, kad mes esam projektinė organizacija, kur Vilnius siekia, mes siekiame padėti ir esam partneriai išvystyti projektus, ta dalis iš tikrųjų išlieka, įsivaizduokim, sporto maniežai, tokie projektai, kurie tikrai savaime nepasidarys, tai mes siekiame ir padedame, kita vertus administravimo, suvokti šiandien kalbu apie 9 mokyklas, turbūt šiemet 20, bet mūsų ambicija yra iki, turbūt per ateinančius 5 metus, iki 1 milijono kvadratinių metrų ploto perimti administruoti švietimo įstaigų. Gerai, ir sugrįžtu prie jūsų ir truputėlį pabūkime apie Vilnių. Jūs teigiat, kad imate tokius objektus, kurie yra, kaip tai gražiai sakėt, prastai valdomi, neefektyvūs ir padarote juos labiau efektyvesniais, brangesniais, galbūt galinčiais į biudžetą tam tikras lėšas pritraukti. Kaip čia įsipaišo Vilnius? Tai pasakėt labai gerą tokį žodį, brangesniais, ne? Tai kai mes galvom, kad pasiimi turtą valdyti, koks tavo yra tikslas? Tai tikslas nėra, kad to turto liktų mažiau. Ne? Norėtųsi, kad turtas, kurį valdai, taptų brangesnis, vertingesnis, ne? Kad tavo turtas didėtų. Tas, kuris yra reikalingas, kuris nusprendė valdyti, ne? Ir priešingai, kuris yra kažkoks netinkamas valstybei, nežinau, keistos paskirties arba reikalingas verslam, bet ne valstybei ir galime jį parduoti, mes parduodam tą turtą. Tai čia toksai kaip čia nuolatinė konversija vyksta. Ne? Ir ką kolega kalbėjo apie mokyklas ir Vilniaus savivaldybės reikalus, verta paminėti Turto banko, didžiausia dalis portfelio yra vis tik tai Vilniaus mieste. Būtent. Jo, nes yra ministerijos, tarkim, visos ir jos jau kurį laiką užsiema savo reikalais, bet nevaldo nekilnojamo turto ir manau, kad tas modelis yra pažengęs ir daugelis žmonių yra patenkinti tuo. Kokias lengvatas jūs turite kaip valstybinė įstaiga, lyginant su tais, kurie yra privatus? Žinokit, irgi čia tenka kartais viešoje erdvėje išgirsti, kad reikėtų, kad valstybinės įstaigos irgi būtų nuomotųsi daiktus, ne savo turtą. Tai taip jau ir yra iš tikrųjų. Tai didžioji dalis ministerijų jos nuomojasi turtą iš mūsų. Bet, Lavinai, ir pačiam buvo kažkoks nuostaba atėjus pamatyti, kokių čia yra reikalų. Gerovių, bet ir gerų dalykų tarsi randate. Vienareikšmiškai. Mane nustebino matuojamas, reiškia, vienas iš įmonės tikslų NPS, taip vadinamas, kliento, reiškia, pasitenkinimo indeksas. Kas yra klientas jūsų? Mūsų klientai yra mūsų nuomininkai, ministerijos, valstybės įstaigos, dar kažkas. Tai jeigu jie moka nuomą Turto bankui, mes matuojam, kaip jie yra patenkinti mūsų paslaugom. Tai mes, ne tik tai nuoma, ką minėjote, buvo irgi valymas vyksta ten įvairios kitos paslaugos, reagavimas į įvairius dalykus, ne ten būtinius tuo atveju. Tai tas mane, sakot, kas nustebino, tas nustebino iš tikrųjų, kad matavimai, grafikai, lyginimai, čia sakyčiau taip, kad tobulėti reikia, aišku, reikia, nes, sakykime, jeigu taip galvot, vis tiek nuomos kainos yra dar nuo rinkos, jos atsilieka šiek tiek, nes tai yra biudžeto lėšos, tai ir ta dinamika tokia artėjam prie rinkos, bet jinai nėra ten. Bet iš kitos pusės tie santykiai yra komerciniai, sutartis sudarytos, pragmatika. Santykiai yra komerciniai? Su kuo? Su ministerijom, su mūsų klientais, nes jie naudojasi turtu sutartiniais pagrindais. Tai nėra, kaip čia, finansų ministerija yra Turto banko turte, jeigu taip galvoti, kaip klientas, ir nors jis ir mūsų akcininkas tuo pačiu, bet
bet tai yra klientas ir mes... Kokį čia žaidimą žaidžiama? Čia yra ištestos rankos principas, vadinasi, tas žaidimas. Tai... Gerai, pakalbėkime apie šitą principą. Gerai, tai kokios naudos ir galimybės, kokios naudos ir galimybės verslui? Čia. Jo, o verslui tai mes, kaip čia, praeitą konferenciją, kas girdėjo tą sakiau ir iš tikrųjų taip dar labiau galiu patvirtinti, kad mes kalbėjom čia šiandien, kad stagnuoja administracinio, kitaip tariant, biurų rinka, kad kurį laiką jinai yra tokioje stadijoje. Ne, taip, ir šiandien labai daug apie tai kalbėjome. Taip, verta statyti keletą metų į priekį. Tai tarkim, Turto bankas turi 10 metų planą, kuris keičiasi kas metus, aišku, bet ir mes turim tą investicijų planą, kur mes žinom, kad mes ir šiemet, ir kitais metais statysim. Reiškia, reikalingą valstybei renovuosim ir statysim nekilnojamą turtą administracinį. Vienas momentas. Tai rangos konkursai verslui tikrai yra, kaip čia, įdomus, didelės apimties ir smagu girdėti, kad vis geresnių įmonių sulaukiam dalyvaujančių tuose konkursuose, nes, kaip čia, tai irgi svarbu projektų sėkmiai. Kita dalis yra, mes būna tokių situacijų, kaip pavyzdžiui, renovuoji, galim ir pasakyti, ne, ekonomikos ir inovacijų ministerija. Po keleto metų labai tikiu, kad Gedimino 38 berods, reiškia, tuo adresu matysim visiškai kitokį pastatą. Jisai bus gražesnis, pirmas aukštas atviras visuomeniai. Ta prasme, tai konversijai padaryti irgi kažkur reikia tuos klientus, kaip jūs sakot, mūsų iškeldinti kokiem 3 metam. Tai šiuo atveju eisim į atvirą rinką, prašysim komercinių biurų turėtojų mums pasiūlyti kokius 3000 kvadratinių metrų, kokiam 3 metam, kaip pavyzdys. Kokiam sąlygom, tokiam kaip ministerijai nuomojat? Rinkos sąlygom. Rinkos sąlygom, gerai. Super, labai ačiū, kad rašot klausimus ir aš truputėlį iš karto eisiu prie klausimų. Ar turto perėmimas centralizuotam valdymui vyksta tik Vilniuje ir visos Lietuvos mastu? Tai vyksta be abejo visos Lietuvos mastu. Kas ir buvo pirminė idėja? Ta pati idėja ir buvo. Taip, aišku, daugiausia, kadangi vis tiek tų ministerijų yra Vilniuje, tai ministeriniai turtai, kaip jie yra Vilniuje, bet tai yra socialinio draudimo visokie reikalai, apie kurios gal atskirą galima pasakyti tokį pastebėjimą, kiekvieną mielą progą valdyboje kartuoju, kad yra vis tiek, šiaip architekto darbas yra labai atsakingas. Aš tai profesijai lenkiuosi žemai, bet tuo pačiu matau Sodros pastatus ir galvoju, kaip čia, nežinau, nemylėti ar kaip į tą savo darbą žiūrėti, kad tokius dalykus daryti. Tai mes bandom keisti tą išvaizdą, kažkaip gerinti juos, nes dažniausiai jie tokie specifiškai atrodantis reikalai. Bet tai yra Sodros mokesčių inspekcijos pastatai, įvairiausi dalykai. Mes sakom, į bet kurį miestelį ar regioninį centrą nuvažiavus, tikrai centrinėje miesto daly gali surasti Turto banko valdomą turtą, kur ten tada atitinkamas tavo vienas ar kitas žingsnis, jisai stipriai įtakoja to miesto, tarkim, centrą, ten pagrindinę aikštę, šalia stovi vienoks ar kitoks pastatas, kaip tie žmonės juda, ar miestas yra žmogui, ar tik tai pastatui, tie dalykai pasidaro labai įtakojami ir tas darbas dėl to mūsų visų yra labai įdomus. Laimonai, sako žmonės, kad tai palikit tą Vilnių, Vilniuje tai ir verslas turi ką veikti, jie čia prisivystys, viską čia padarys. Kodėl statote Vilniuje, imkite tai, kur mums nelabai norisi statyti, tas visas Tauragės ir ten kažkuriuos minėtus miestus. Pagėgius mes čia turim, kur nėra net miestų, ar negalim vardyti. Taip, ne, tai... Ta irgi reikia labai aiškiai pasakyti, mes su verslu esame draugai ir mes vieni kitais naudojamės, verslą kviečiame, nes mūsų ir funkcija organizuoti, bet mes patys tai nestatome, mes samdome. Taip. O kaip jūs tą pliusus minusus įvardyjat, pavyzdžiui, paleidžiat aukcioną, kaip įmonė įsivardyti, kad ar geriau, kaip čia, tai perkam šitą žemę, ar iš šito kažko niekam nebereikalingo, bet visai neblogoj vietoj, geriau kažką ten mėginsim prikelti tvariai. Žinot, dar vienas dalykas, kuris nustebino mane, kai prisijungiau, tai kokių turtų valstybė turi iš tikrųjų, žinokit, sakot, niekam nereikalingas yra vienas momentas, bet pavyzdžiui, Didžiojoje gatvėje buvęs, reiškia, muzikos mokyklos, tas pastatas priešais Radissoną visai yra nuostabaus grožio, bet valstybei nereikalingas, iš esmės savo funkcijom valdyti. Jisai tikėtina bus parduodamas ir tai yra puikia galimybė investuotojui ateiti, padaryti kažką, išvystyti idėją. Ir tiesiog tokių turtų yra tiesiog nedaug. Bet čia pabūkim jau, kaip tada taip elgiamasi, nes man labai patiko čia moteris ant scenos, kuris sakė, mes turėsim pinigų iš ko. Tai kiekiai laukti to Didžiosios gatvės pastato, kai jau jį norėsit, nenorite žodžio. Tai mes norime, tik tai yra tam tikri juridiniai žingsniai, nekalbėjau čia ir gerbiamas Avulis. Ne, bet truputėlį, nes man gera, kad jau sako žmonės, kad
jau po truputėlį galima planuoti, ką jūs ketinate? Aš labai tikiuosi, kad šiemet tas turtas gali būti parduodamas. Jo. Tai čia priklauso dar nuo kai kurių dalykų, bet šiemet yra tikslas, kad šiemet į metų antrą pusę tas turtas galėtų būti pasiūlytas rinkai. Super. Dar viena. Kokia dalis turto banko valdomų pastatų Vilniuje stovi nenaudojami? Yra tokia dalis, jinai nėra gal vyraujanti, bet kaip čia, procentų aš dabar neįvardinsiu, bet tarkim, iš tokių pavyzdžių, kad gal kas įdomiau yra, pavyzdžiui, Vilniaus gatvė yra šalia Antonijo, yra toksai nemažas pastas, gražus fasadas labai, bet labai toksai neefektyvus viduje, net, tarkim, pritaikomumui. Tai, tarkim, mes vėl turim tokią dilemą tarp savo specialistų, jį kažkaip tai transformuoti ir tada pasiūlyti rinkai kažkaip, jeigu jau valstybės institucijom nelabai tinkamas, ar tokį, kokį yra, jį bandyti pardavinėti. Tai va čia tą dilemą visada sveriam. Ir būna tokių situacijų, kai ką daryti, tos kūrybinės mintis jos nutrunka kurį laiką, tai mes stengiamės išnuomoti, kartais gal pigiau šiek tiek, bet dabar, kad mokėtų sąnaudas ir, žiūrim ūkiškai, ta prasme, tai čia kaip darytų, aš įtariu, bet kuris privatus savininkas to turto. Tik tai gal koks skirtumas, kad truputėlį gal daugiau inertiškumo ir ne visada gali padaryti taip pat staigiai sugalvos, nes turi procedūrą tiesiog įvykdyti. Labai labai ačiū, jūs tiek skanių tokių skaičių turit, dar žinau, kad galėsit papasakoti ir apie praėjusių metų geriausią sandorį ir jau šiais metais geriausią sandorį. Tai truputėlį, Robertai, klausimas toks, ar nesvarstama užsiimti ne tik mokyklų statybą, bet ir nuomą iš rinkos? Už kokią nuomos kainą eitumėte į rinką? Labai geras klausimas, dabar ar nesvarstam, tai čia turbūt klausimas reikėtų klausti savivaldos, ar nesvarstų tokios alternatyvos, tai alternatyva be abejo galėtų būti, ir aš suprantu, iš kur kyla tas klausimas, nes pastatyti mokyklą išnuomoti, tai yra finansinis instrumentas. Klausimas yra po to, kaip tą objektą administruoti, valdyti, kaip sureguliuoti srautą. Tai vat, toj vietoj atskirti to klausimą netaip yra paprasta jį atsakyti, todėl kad techniškai galima išimti vieną dalį, sakyti, kad jis atliekama kaip investicija, privati investicija, ją grąžina, savivaldybė moka nuomą. Problema yra šio klausimo tame, kad mes kalbame ne apie paslaugą vieną sudėtinę dalį, o kalbame apie visą kompleksą. Tai reiškia, kad kažkas suskaičiuoja, koks yra poreikis rinko, kiek yra vaikų, tada kaip ta mokykla turėtų atrodyti. Tada ne tik kaip ta mokykla atrodo, tuo metu, kai statom, gal yra poreikis šalia laikinai spręsti mokinių perkelimus, taip toliau, taip toliau. Tokiu būdu mes kalbam apie visą ciklą ir jo išimti visiškai neišeina. Tame visą cikle yra glūdi ir kainodara, ir suvokimas, ir rinkos suvokimas. Viskas gerai, aš stabtau jūs, nes tiesiog eilučių dar, kas su tokiais darbais nesusidūrė. Ne, čia taip, klausimas yra labai paprastas, ar galėtų būti nuoma, iš rinkos pastato ir išnuomoja. Atsakymas taip galėtų būti. Techniškai taip, praktiškai turbūt ne, nes paslaugos netokios reikia. Reikia ne pastato išnuomoto, o išspręsto edukacijos trūkumo ir jo paskirstimų. Aš manau, kad klausime slypi toks truputėlį noras suvokti jūsų logiką, veiklų logiką. Pagal kokią logiką vadovaujantis jūs, pavyzdžiui, paimat tą darželį savo. Bet šito dar neimam. Šitą kitais metais paimsim. Kurią vietą? Administruoti ar vystyti, nes du skirtingi dalykai. Ir. Tai pasirinkimas yra paprastas. Pirma, administruoti sprendimas ateina iš bendro sutarimo tą, ką reikia administruoti. Reiškia, tas, kas sutinka, nes mokyklos yra irgi... Tas, kas sutinka. Tas pirma dalis. Direktorius turi pasakyti. Ir savivaldybė. Be abejo, čia yra bendra kooperacijos dalis. Ilgainiui tai apims visus. Kalbam apie pradinę etapą. Antra dalis, jeigu apie vystymą kalbam, tai kalbam ten, kur yra poreikis, kas nusprendžia, tas, kas suskaičiuoja. Šiandienai tai yra pagrindinis duomenų centras, yra savivaldai. Tai savivalda sako, aš statysiu čia mokyklą. Dabar ką tai reiškia statysiu čia mokyklą? Supraskit, per 2 metus jie turi paimti visas statybo kaštus, jeigu taip stato. Tai jeigu tu statai vieną mokyklą, taip grubiai sakykim, tai kainuos 20 milijonų. Jeigu statytum 10 mokyklų, tai kainuoja 200 milijonų. Per 2 metus tai yra labai rimtas pinigų suma. Jeigu tu eini į ilgasinę transakciją, tai reiškia, kad tu darai nuomą ir tavo savivaldybės įmonė tą klausimą sprendžia, tu gali tą procesą išilginti ir kitaip tariant, tau iš savivaldos perspektyvos nesunku finansuoti tos projektus per ilgą laiko tarpą. O aš esu verslas, kuris galvoja, man atrodo, Vilnius nori 20 mokyklų ir čia matau galimybę, ko man laukti.
Nieko laukti nereikia. Stokite į rangos, stokite į projektavimą, stokite į paslaugų teikimo viešųjų pirkimo atveju ir nieko laukti nereikia. Visi konkursai yra vieši, kvietimai yra, tikrai kvietimai yra, visos mokyklos bus statomas būtent viešojų būdu. Ir jūs galvosit nuomoti, Kas sugalvos? o ne vystyti. Ne. Jūs sakot, priklauso. Mes galim sugalvoti, kad vystysim ir statysim. Arba 10, arba 20. Arba sugalvosit šį kartą dar 5 metam tik nuomoti. Ne, tokių galvojimų nebūna. Supraskite, tai čia taip nėra spekulacijos, yra realūs faktai. Tai realūs faktai yra tas, kur poreikis ir mes jau žinom tą poreikį ir tą, ką mes darysime, žinom. Nėra čia jokios... Rinka gali tai žinoti? Rinka sužinos, kai įvyks faktas ir bus išeita į statybos periodą. Nuomos periodą į rinką neišeis, todėl kad paslauga yra kompleksinė ir rinka negali tos paslaugos. O dėl vystymo? Dėl statybos. Žinoma, rinka žinos. Kada? Kiekvienų konkrečių objektų. Gal turit kažką, nežinau, anonsuoti? Šiais metais bus, galiu anonsuoti tiekėjų renginys kovo 20 dieną Vilniaus vystymo kompanijos tiekėjų renginys, jame ir anonsuosim visus objektus, kuriuos ketinam statyti. LNTPA kviečia jūs visus svečių teisėmis užimti pirmasias eilės. Ačiū labai. Robertai, sakykit dar vienas. Atsipalaiduokim, popietę. Ar vystymo kompanija svarstytų perimti stadiono statybos projektą? Wow. Vystytojas jau mano žiniomis turi, tai prasme labai... Mes matom, kaip viskas gali būti. Tai, ta prasme, čia yra labai paprastas klausimas. Mes esam partneriai, kompetencijos partneriai ir esam pasirengę bet kuriam projektui įstoti, kur manom, kur galim sukurti vertę. Tai kai bus to projekto stadija tokia, kad niekas kitas negalės padaryti tas, kas įsipareigoja, mes nevengiam atsakomybės ir mes mielai siūlysim savo pagalbą. Bet nieks jūsų nepuola, jaučiat, Robertai. Ne. Mes tik domimės. Taip, be abejo. Viskas tik. Laimonai, jums klausimais. Aš labai atsiprašau, bet yra kažkoks BIM. BIM. Kas tas yra? Bendrasis koks nors? Čia dabar galvoju, iš kurios temos. BIM projektavimas viešajame sektoriuje yra privalomas. Ar jums tai naudinga? Ar patartumėte tai daryti privačiam verslui? Atsiprašau. Žiūrėkit, daug yra čia tų privalomų dalykų ir aš gal nenorėčiau leistis tą diskusiją, žinai, apie reguliavimą. Iš tikrųjų, ką kalbėjo kolegos ir mes irgi per pertrauką diskutavome, kad veikiam šitoje rinkoje. Ir visada reikia keisti reguliavimą, bet iš kitos reikia mokėti, naviguoti tuose reguliaciniuose labirintuose ir jais daryti. Ir čia, kuo labiausiai matyti, kad kaip čia jau nuo politinių dalykų iki pat konkrečių, kad trūksta, ar reikia, net netrūksta, tai yra lyderystės. Pas mus yra daug žmonių, kurie gali pasakyti ne, bet yra labai mažai žmonių, kurie gali pasakyti taip ir už savo nuomonę pastovėti. Tai čia galioja visiems, įskaitant ir mūsų sektoriui, ir mūsų įmonė, ir manau, kad viskam. Tai apie tuos reikalavimus ir visokius dalykus. Manau, kad net jeigu kitą kartą tai yra ne visai tavo sritis, politiškai, korektiškai būtų, reiškia palaukti ministerijos ar kažko, bet reikia kažkam imtis iniciatyvos ir eiti truputėlį kiaurai į tą sieną ar duris ir davesti. Ir manau, kad čia yra raktas, nes daug kalbam, ilgai tęsiasi, bet jeigu ne mes, tai nieks ir nepadarys. Jeigu teisingai suprantu ir taip visiškai pabaiga, tai jūs, kad Laimonai pats čia ant šitos scenos su noru, kad mes į turto banką jau vis labiau pradėtumėm kitaip žiūrėti. Čia vienas iš klausimų, kodėl turto banko pastatai dažnai stovi apleisti, nesutvarkyti fasadai, ar negėda, ar pastatas didžiausias galvos skausmas turto bankui Vilniuje, kaštai, pritaikomumas, panašiai. Kas yra ta tikroji žinia, Laimonai, kodėl čia norisi pasakyti, kad matot tas galimybės, matot galimas naudas verslui, matyti jūs ir kitaip? Aš noriu tikėti, kad ir atsakant tam klausančiam, kad vis tik tai turto banko įvaizdis per darbus jisai keičiasi. Ir manau, kad palygint, kas buvo prieš 3-4 metus ir dabar, tikrai dvi skirtingos organizacijos. Aišku, kad yra dar tokių stovinčių pastatų ir kur dėl įvairių priežasčių, įvairiausių priežasčių jie yra tokie, kokie yra. Čia jokiais ar ne jokiais sporto rūmai vien ką reiškia iš tikrųjų, ne ta prasme, kad žinom politinius ten sprendimus ir laukiam jų. Bet iš esmės, žinot, mes kartu su verslu ir galime tą pakeisti. Ir mes čia esam tam valdyba, kad keistumėm, inicijuotumėm. Mes keliam ambicingus tikslus vadovybei, patikėkit, sukas ir asmeniai tikslai yra tikrai aukšti. Ir
Ta prasme, mes, žinai, apie įvairią apleisti pastatai viena tema, bet yra valstybinio turto pardavimas. Irgi visokių mitų yra, kad ten pigiai parduoda kažkokį tai dvarą arba ten kažką daro neaiškiai. Tai ta, aišku, noriu pasakyti, kad yra bet kuriam pardavimui 2 turto vertinimai nepriklausomi. Iš ankstinis skelbimas per visus arodus, per visus galimus. Ir tada kyla kaina. Ir toks yra tikslas. Tai Kiek vidutiniškai pakyla? įvairiai priklauso ko, bet turim ir tų rekordų, kur pakyla įvairiai. Iš tikrųjų, ir kartais pakyla, kartais būna taip. Ir dažniausiai tai kyla tie, kurie brangus iš karto. Nebūtinai. Turim vieną atvejį, jeigu galiu paminėti. Būtinai. Yra, nu, va, irgi iš tų tokių keistų turtų pardavinėjom žuvininkystės tvenkinius. Prienų kažkur tai rajone, atsiprašau, Prieniškiai, jeigu taip, bet tavasme kažkur tai. Ir padarėm vertinimus įvairiais būdais, išsianalizavom, nu, ten buvo toks sutarimas profesionalų, ties 300 000 maždaug sustoti. Tai eigoje aukciono kaina pakilo iki 1 100 000, jeigu neklystu. Kitaip tariant, kartais būna tokius irpius. Tai aš ką sakau, padarom darbą, suvertinam viską, tada komunikuojam aktyviai, tiksliškai interesuotam šalim ir viešai kuo labiau, nu ir tada tas turtas surangina savo savininką ir savo rinkos kainą. Taip. Ir tada būna visiems gerai. Tai, Robertai, ir jūsų klausiu, kas tas tikrasis efektyvumas, kurio kompanija siekia, Vilniaus vystymo kompanija? Kas, ką tokio mes visi, ir verslas, ir visuomenė, bendruomenė gaunam iš to, ką jūs veikiat? Tai gaunam komfortišką gyvenimą Vilnių, kurį galima gerą gyventi. Rinkimai baigėsi ar ne? Tai mūsų visų toks tikslas ir tokia vizija. Ir aš tikiu kiekvieną dieną, kad mes kiekvieną dieną link to labai stipriai judame. Ir čia nėra tik Vilniaus vystymo kompanija, čia nėra tik tai savivaldybės klausimas. Čia yra mūsų visų ir komercinių organizacijų, ir miesto gyventojų, taip toliau, nes mes aktyviai kviečiame ir bendruomenės, ypač pastaruoju metu kviečiame ir bendruomenės prisijungti, išsakyti konkrečiuose projektuose, nes mes tikrai norime, net kaip anksčiau statydavom, visi suprantam, kaip pagal projektą, kad būtų, bet norim, kad būtų maksimaliai pritaiktas, maksimaliai išnaudotas, maksimaliai bendruomenė jaustų, kad jai to ir reikia. Tai aš visus kviečiu prisidėti prie mūsų mylimo miesto bendro kūrybo. Tai Laimonas sako lyderystės, jūs sakote partnerystės. Taip. Ačiū Jums labai. Dėkoju visiems, kurie uždavinėjat klausimus. Dėkoju Jums. Ačiū.